Labai sunkus uždavinys ir čia, žinoma, išskirtinai sunki išvyka ir dvikova Kaune prieš vietos Žalgirį. Labai įdomu bus pamatyti, ką Žydrūnas Urbonas paruošė. Vėlgi, tai yra rungtynės, kaip daug kas ir sako, daug gali pakeisti, bet laukia didelis darbas kažką įrodyti. Mindaugas Kupšas labai ramiai ir užtikrintai išvystė pirmąjį dvitaškį iš tolimo vidutinio nuotolio. Kupšas prie Žalgirį tose dviejose rungtynėse rinko po 12 taškų ir 16,5 naudingumo balo. Jis buvo naudingiausias Šiaulių komandoje, o čia dar viena iliustracija, kaip Kauno Žalgiris gali išnaudoti šias rungtynės. Metas Mičelas pataikęs 2 tritaškius Eurolygos pastarosiose rungtynėse, dabar atsidaro dar vienu taikliu tolimų metimų. Ir čia matėme jau vieną pirmųjų dalykų iš Žydrūno Urbono pusės. Visiška pagalba nuo Mičelo leidžiama buvo mesti tą tritaškį. Ir blogiausias dalykas, žvelgiant iš Šiaulių pusės, kad tas metimas buvo taiklus. Nespėja paleisti kamuolio iš savo rankų svečiai per 24 sekundės. Kupšas su Valinsku kiek padiskutuoja, kuris iš jų visgi ten turėjo imtis metimo. Kalbėjai apie tą labai tankę Žalgirio rotaciją, tose dviejose tarpusavio rungtynėse prieš Šiaulius. Visi 12 žaidėjų žaidė, tie, kas buvo registruoti, nei vienas nežaidė mažiau 9 ir nei vienas nežaidė daugiau 22 minučių. Būtent, ypatingai, kai pirmauji didesnių skirtumų, tai tos minutės labai gerai pasiskirsto. Žalgiris pradeda rungtynės 3 išmestais tritaškiais, iš jų pora buvo taiklus, Mičelas ir Giedraitis pasižymė taškais. Ulanovui savo pirmojo taiklaus metimo dar teks palaukti. Kupšas prieš Birutį, kairė ranka, Lauryno Biručio atkovotas kamuolys ir čia Buchananas kamuolį išmuša be pražangos, bet nuo jo paties kamuolys skrieja už aikštės ribų. Taip, ir dabar kaip tik grąžins kamuolį vienas kitam, 2 tritaškius pataikė žaidėjai ir įdomu pamatyti dar ir tai, kad Saulius Kulvietis vėlgi buvo gražus perdavimas ir savalaikis Lauryno Biručio dėjimas. Kaip Saulius Kulvietis vėlgi turi ūgio persvarą prieš Ulanovą, atrodo, bet nesistengia net bandyti eit po krepšiu, tiesiog savo žaidimą žaidžia ties tritaškio liniją, bet manau, kad tikrai turėtų pabandyti net ir dabar išsikeitęs prieš Giedraitį, pabandyti šiek tiek pasimti tą kamuolį. Bleiksas žaidžia 2 prieš 2 su Kupšu, nepaisant to gynybinio neatitikimo. Ir čia Lauryno Biručio pražanga kovoje dėl atšokusio kamuolio. Labai smagu būna išgirsti tuos trumpus komentarus po švilpukų. Čia ir Lukas Uleckas, taip pat, žinoma, vis dar negalintis padėti komandai. Nepaminėjom jo transliacijos pradžioje, nes ta trauma gydomasi jau labai ilgai. Bleiksas antruoju savo bandymu pataiko pirmąjį tolimą metimą, o čia žingsniai fiksuojami dar Žalgirio aikštės pusėje. Išprovokuoja klaidą. Volkeris to pačiu paprašo ir pražangos. Atrodo tikrai kirto per rankas, bet teisėjas buvo arčiau. Ir čia vėl matome išsikeičia prieš Saulių Kulvietį, dabar pabandys patakuoti Volkerį. Volkeris pasižymė tikrai nemaža fizinė jėga, tvirto sudėjimo žaidėjas. Pavyksta kiek neužleisti tų pozicijų baudos aikštelėje ar bent pristabdyti varžovą. Varžovą pristabdo ir Bleiksas, išmušdamas kamuolį iš Mičelo rankų, bet Žalgiris tęs savo ataką. Jau 3 kartą išmuša kamuolį per 2,5 minutės. Tikrai labai greitos rankos. Gali prisirinkti ir greitų pražangų šitaip žaisdamas, bet kol niekas nieko, tą bando ir toliau tęsti. Giedraitis nepabūgo Mindaugo Kupšo baudos aikštelėje. Aukšta trajektorija, atliktas metimas ir 5. Dovydo Giedraičio taškas šį vakarą. Kulvietis iš toli per Ulanovo rankas. Ulanovas varžovui sutrukdo, bet Kupšas baudos aikštelėje ima kamuolį ir įsirašo savo 4. tašką. Labai sėkmingai Mindaugui Kupšui rankas nukrenta kamuolys. Atrodo, buvo priekyje, kur labai sunku atkovoti, bet buvo metimas ant tiek netaiklus, kad įkrito Kupšui rankas. O čia matome labai greitą Bleikso reidą ir dar kartą išmuša kamuolį, bet šį kartą ne taip sėkmingai.
Na, bet tie išmušti kamuoliai tikrai kol kas labai ryškiai matomi šiose rungtynėse. Lonnie Walkeris paleidžia tolimą metimą ir Kauno Žalgiris pataiko jau trečią savo tritaškį per mažiau nei 4 minutės. Ir matome labai greitą krepšinį. Šiaulių ekipa net pro praleisto metimo greitai bėga į puolimą. Žino, kad Žalgirio ekipa ginantis jau pilnai sugrįžus tikrai Eurolygos kalibro ir kaip Šarūnas Jasikevičius minėjo, viena geriausių iš vis besiginančių komandų. Tai vienas iš kelių bandyti tą prisitaikyti greitą krepšinį. Šakas Buchananas pataiko tritaškį iš to paties taško, iš kurio prieš tai pataikė Jerry Blakesas. Ir čia matome Šiauliai išrikiuoja jau 4-ąją rungtynių minutę aikštės gynybą. Vėlgi atkovotas kamuolys iš Šako Buchanano, Saulius Kulvietis. 2 taškai su Dovydo Giedraičio pražanga ir Šiauliai turi galimybę išlyginti rungtynių rezultatą. Žiūrint iš Šiaulių ekipos perspektyvos, tai matome, kad aikštės gynyba pastatyta jau labai ankstyvoj stadijoje ir bandoma rizikuoti nuo Mičelo, kažkiek bandoma buvo rizikuoti nuo Giedraičio, bet tie abu žaidėjai kaip tik jau ir įmetė po tritaškį. Bet jeigu imant tą logiką, komandos neturi tiek daug derinių prieš aikštės gynybą, kiek turi prieš paprastą, tai Šiaulių ekipai belieka kažkokia, sakau, improvizacija. Ta senovinė Šeškaus metodika kažkokia, kur kažką sugalvoti. Ir pažiūrėsim, kaip šiandien pasiteisins. Karaliaus Mindaugo taurės pusfinalyje pernai žaidė Žalgiris su Šiauliais ir pamenu, kad dar visi kalbėjo, kaip gerai suveikė ta aikštės gynyba, berods ypač antrajame rungtynių ketvirtyje. Ir vėl Šiauliai bando traukti tą patį kozirį ir niekas negali jų dėl to kritikuoti, nes rezultatas šiuo metu yra lygus. Būtent toj pačioje arenoje prisiminkime, kad ir Madrido Realas iškovojo titulą gindamasis tą specifinę tokią aikštės gynybą. Tai Žydrūnas galbūt prisitaiko prie Eurolygos. Galimybė Šiauliams ir išsiveržti į priekį. Artėjant pirmojo ketvirčio viduriui, Valinskas susikūrė erdvės, bet nepavyko pataikyti Mariui Valinskui. Kukšas ten buvo netoli puolime atkovoto kamuolio, bet Žalgiris tokios galimybės jam nesuteikė. Čia Ulanovas, ekstra perdavimas. Ignas Brazdeikis iš toli ir toliau. Kamuolys tiesiog pasisvimdamas juda Žalgirio puolime. Ir tie papildomi perdavimai tampa rezultatyviais. Brazdeikis pataiko jau 4-ąjį Žalgirio tritaškį šį vakarą. Čia vėlgi tas galėtų būti užrašomas ir Ledo Ritulio perdavimas Giedraičiui, nes tikrai labai gerai išskaitė situaciją, o tada jau Ulanovas nepagalėjo ir to ekstra perdavimo. 3 sekundės, 2 sekundės. Valinskas labai laiku atėjo į pagalbą Edgaras Ulanovas, bet jam fiksuojama pražanga. Labai nesavalaikė, atrodo, pražanga, liko tik tai viena sekundė, bet kaip ir teisėjai mėgsta sakyti, įžengė į nusileidžiamą tą zoną ir čia visiška pražanga Edgarui Ulanovui. Tai Dovydo Giedraičio, kuris kol kas yra rezultatyviausias komandos krepšininkas šį vakarą. Į aikštę žengia Silvenas Francisko. Paruošęs Eimantas Stankevičių. Žengti į aikštę Žydrūnas Urbonas. Čia Silveno marškinėlių. Ir vėl nori žmonės, tiesiog negali atsiginti, turi kažkaip jau pasigaminti papildomų. Silvenas Francisko kiekvienose Žalgirio rungtynėse bus plakatas prašantis Francisko marškinėlių po rungtynių. Čia kaip užsileidžia save jau vieną kartą padovanojus, tai dabar jau turės visiems išdovanoti. Neatrodo labai godus ar nedosnus žmogus Silvenas Francisko, labai maloniai visą laiką bendrauja su sirgaliais. Ulanovas Brazdeikiui. Brazdeikis atakuoja Eimantas Stankevičiui, įsiveržė į baudos aikštelę per trumpas Brazdeikių metimas, bet pats ima kamuolį Ignas. Walkeris laisvas. Šį sykį pro šalį, bet pačiam Walkeriui atšoka kamuolys. Ir čia pražanga. Kažkiek užsižaidžia, atrodo, su kamuoliu Walkeris, bet viskas baigėsi gerai. Ir sužaidus 6 minutės tai yra pirmoji Šiaulių ekipos pražanga.
Vėlgi, aikštės gynyba yra tokia specifinė, pražangų sunkiau prisirinkti, nes tu laikai savo zoną. Mažai kas tada prieš tave veržiasi, labiau kamuolys aplink tritaškius vaikšto. Tai ir matėme, kad Žalgiris šiandien startavo tikrai mesdami daug tritaškių metimų. Šiauliai, manau, kad tuo pačiu dar ir stengiasi apriboti tas asmeninės pražangas. Jos tampa problema Šiauliams šiame sezone. Francisko į baudos aikštelę ir 2 taškai. Šiandieną kol kas vienintelis Stankevičius pakilo nuo suolo, dabar ir Romančenka bei Čižauskas ruošiasi žengti į aikštę. Be jų ant suolo lieka tik tai jaunieji Rokas Narutis ir Domantas Šarauskas. Nesėkminga Šiaulių ataka ir čia Walkeris tos mesti 3 baudos metimų. Matome Silvenas Francisko, kaip džiaugiasi už savo kolegą. Jaučiasi išmokinės turbūt šito triuko. Moko visus, kas tik tai netingi, visus, kas tik tai stebi Silvenas Francisko būtent tų epizodų. Čia ir pirmasis įspėjimas Žydrūnui Urbanui. Bet vėlgi, specifinis dalykas, tas provokavimas tokios pražangos ir tai pikta, kai yra sušilpiama ir stojama mesti prie baudų metimo linijos, bet aš nežinau, ar šiemet sakiau, bet pernai metais 2 kartų nuo vidurio mečiau į jautą kamuolį, nes teisėjai tiesiog nesušilpia pražangos, tai tu vis tiek prisiemi kažkokią riziką, bet jeigu taip logiškai, tu girdi kaip nuo suoliuko dažniausiai reikia, kad mes turim vieną pražangą, gali bauduoti. Iš to instinkto žaidėjas eina bauduoti, nes treneris jam taip liepia, o jeigu tu puldamas turi tą garsą lygiai taip pat, šokį viršų ir išpaukoji 3 baudų metimus. Na, o jeigu žvelgiant iš kitos pusės, Šarūnai, ar yra tau žaidžiant, sakykime, situacijų, kai tu nori prasižengti ir matai, kad žaidėjas jau bando perskaityti tą situaciją, jau imituos metimą ir spėji sureaguoti ir atsitraukti ir priversti žaidėją visiškai bereikalo mesti iš aikštės vidurio? Šiemet ne, kaip tik 2 kartus prasižengiau, tai toks irgi, sakau, specifinis dalykas, kur tu turbūt pirmą sugalvoji, darai ir tada jau tik tai sugalvoji, kad gal būčiau, jeigu nelietęs, tai būtų ir nemetęs. Tikrai vis dažniau aptarinėjamas žaidimo elementas. Čia be tokių elementų atakuoja Šiauliai. Romančenko prameta, bet kamuolį ima Jerry Blakesas. Blakesas meta per Brazdeiką rankas drąsiai, bet nesėkmingai. Jau kažkiek net įžūliai bandė mesti ir dabar matome, kad bandys atgal kažką sužaisti. Sirvydis pasirodęs aikštėje, prameta tolimą metimą, Romančenka išsaugo kamuolį aikštėje. Eimantas Stankevičius pirmose serijos rungtynėse pasižymėjo 16 taškų ir 20 naudingumo balų. Čia Romančenka prieš 2 varžovus. Kulvietis iš vidutinio. Taiklus Sauliaus Kulviečio metimas. Labai sunku uždengti tikrai Sauliaus Kulviečio metimą. Iš aukštoji išmeta, dar žinant, kad turi tą ūgio persvarą. Tai toksai, galima sakyti, sunkiai dengiamas metimas. Ir tais metimais Kulvietis susirinko jau 5 taškus šį vakarą. Čia ir 2 kapitonų susidūrime Kulviečio pražanga prieš Edgarą Ulanovą. Visai praleidom, kad Eimantas Stankevičius pasirodęs aikštyje jau turi 2 asmeninės pražangas. Kol kas vis dar lieka aikštėje. Ir Silvenas Francisko grąžins kamuolį į aikštę ir matome, kad Šiauliai toliau dengiasi aikštės gynybą. Sirvydžiui patikė kamuolį Francisko, metimas netikslus ir Šiauliai laimi dar vieną kovą po savojų krepšių. Atkovotais kamuoliais 8-8, rezultatas lygus. Čia nepavyksta Šekui Buchananui sumažinti skirtumo. Menekas iš kampo. Matome, koks tempas bėga abi komandos. Brazdeikis ieškojo Dunstono, kamuolys atšoka Sirvydžiui, Francisko 5 sekundės metimui. Ir Buchananas ateina padėti Romančenkai, atgal grįžinamas kamuolys Francisko iš labai toli. Ir šį kartą netiksliai. Jau 10 tritaškių išmetė Žalgiris, čia Menekas įsirašo bloką. O Kupšas kaip galantiškai
išmeta kamuolį ir mažina Žalgirio persvarą per pus. Skautingą iš Biručio tikrai pažiūrėjęs. Toks visiškai nekupšiškas metimas, bet svarbiausia taiklus. O čia labai nesusikalba gynyboje. Pasiseka kažkiek Šiaulių ekipai. Čižauskas su kamuoliu. Pirmajame kėlinuke, kalbant tik tai apie šių rungtynių kontekstą, Žalgiris nesuduoda kažkokių labai jau nebepakeliamų smūgių Šiaulių ekipai. Iki galo Romančenka, nėra taškų, nėra pražangos. Čia kamuolys skrieja į užribį. 11 tritaškių išmetė kauniečiai, iš jų pataikė 4. Ir kaip jau įprasta, tų tritaškių žaliai balti meta daugiau negu 2 taškių. Pastarąjį, nežinau, mėnesį turbūt, ar netgi kiek daugiau. Ir čia bandys turbūt greitą ataką daryti, kad pasilikti dar vieną metimą. Išmušė kamuolį Bleiksas iš Dunstono rankų, bet galiausiai Bryantas Dunstonas provokuoja pražangą ir keliaus prie baudų metimo linijos. Labai protingai Silvenas Francisko neėmė kamuolį iš karto. Pasiliko tą greitą pick and rollą. Per 5 sekundės buvo sužaista. Viskas gavosi taip, kaip norėjo. Ir dar pasiliko taip preliminariai spėjant apie 5-6 sekundės savo atakai greitai. Tai čia kaip treneriai sako, 2 viename. 2 už 1 gaunasi. Bet geriau mesti 2 kartus, vieną vis tiek galbūt pataikys, negu laikyti kamuolį. Domantas Šarauskas pasirodo aikštėje šiame sezone mažiau negu 2 minutės sužaidęs Lietuvos krepšinio lygoje. Pernai jis jau debutavo taip pat sužaisdamas porą rungtynių, 20 metų Domantui Šarauskui. Žaidžia jisai ir Joniškio ekipoje. Tai žaidė pačiai pradžiai, dar dabar, man atrodo, daugiausia minučių žaidžiantis visoje lygoje. Tai pirmas 5 rungtynės, man atrodo, žaidė po 40 minučių be keitimo. Oho. Kažkoks specifinis vaidmuo dabar jam skirtas, bet vėlgi malonu pasirodyti ant Eurolygos parketo. Buchananas ieško Romančenkos, galiausiai vėl pačiam Buchananui grįžta kamuolys ir čia sirena nuaidėjo be reikalo. Kaip dar pašakinėja kamuolys ant lanko po metimo po švilpuko, kuris ir negalėjo būti įskaitytų. Vyksta teisėjų pasitarimas, jame dalyvauja ir Žydrūnas Urbonas. Tiesiog, kamuolys grąžinamas Žalgiriui. Sirena nuaidėjo be reikalo čia. Išmetė kamuolį Buchananas, kamuolys atšoko nuo lanko ir tuomet aidėjo sirena, nors ataka jau buvo įvykusi. Taip, viskas sureguliavo teisėjai taip, kaip turi būti. Brazeikis. Labai tolimas perdamas į priekį, Francisko, žingsnelis į kairę ir tai galėjo būti labai graži kėlinio pabaiga, bet prancūzui pataikyti nepavyksta. Ir dar lieka pusę sekundės. Pažiūrėsime, ką Žalgiris turi pasiruošęs tokiai atakai. O čia šiauliečiai dar spėja pakeisti Mindaugą Kupšą, sugrąžinti kaip didelį žmogų po krepšiu. Patrukdyti tai atakai, kuriai visgi bus ne pusė, bus 1 sekundė. Bet būtent baudos aikštelėje uždaryti tuos kelius, kad negalėtum tiesiog pakabinti kamuolio iš užgalinės linijos. Sirvydis iš toli. 0 iš 3 Deivido Sirvydžio tritaškių taiklumas pirmajame ketvirtyje po pirmųjų 10 minučių. Čia 21. Sakant į tai, kad čia yra 40, o NBA yra 48 minutės. Tad Žalgirio tritaškių skaičius tikrai yra absurdiškai aukštas, kalbant būtent apie metimų selekciją. Būtent ir čia sakau, tas pasirinkimas yra būtent Žydrūno Urbono. Didesni šansai tikrai, kad galbūt Žalgiris turės blogesnę dieną iš tritaškio negu suversti iš po krepšio. Tai čia prisėma kažkokią riziką ir sakau, matėme iš karto nuo Mitchelo buvo atsitraukta tiesiog labai, o čia kas? Shaq Buchanan iš vietos kyla Buchananas taip, kad ir savo bendravardžiui Shaqui nepadarytų gėdos. Puikus Kupšo perdavimas ir labai gražus amerikiečio atėjimas iš viršaus. Čia Brady Manė kaip plakatai.
įklijuoja visiškai Buchananas, bet Braidis, matau, nepasimetęs. Atsako 3 taškais. Sau būdingų plakatų. Tie plakatai, kur tu meti tritaškį, gal nėra tokie įspūdingi, bet matematiškai tai 50% daugiau vertės metimas. Čia ir Andrėja Trinkieris laukia įspėjimo. Pirmieji, bet tai buvo Brady Meneko taškai. Stankevičius į baudos aikštelę, kairė ranka, netikslus metimas ir ten Menekas kyla aukščiau negu Čižauskas, o pastarajam vėliau fiksuojama asmeninė pražanga. Įdomi ir ta detalė, kad Šiauliai pirmajame kėlinuke prasižengė 4 kartus, 4, net neišnaudojo to limito. Žalgiris metė 5 baudas iš tų 4 pražangų. Lygiai taip pat, jeigu tavo pražangų skaičius yra mažesnis už varžovų metamų baudų skaičių, vadinasi, tu tų pražangų neišnaudoji protingai iki tol, kol jas galima naudoti. Taip, bet galima pasakyti ir apie šiauliečius. 3 buvo pražangos išprovokuotos ir 3 baudų metimai. Kartais taip sutampa, kad čia Luko Lekavičiaus tai bus metimas ir Žydrūnas Urbanas nusprendžia pasimti vandens pertraukėlę. 29-21 po Kauno Žalgirio 6-ojo šį vakarą pataikyto tolimo metimo, plus 8. 29-21 ir tas pats Buchananas grąžina kamuolį į žaidimą. Su juo aikštėje Kulvietis, Stankevičius, Čižauskas ir Romančenka. Ir vėl tas aukštai išmetamas kamuolys Sauliaus Kulviečio metimo metu, bet šį kartą Šiaulių kapitonas prameta. Menekas palei galinę liniją. Dunstonas Brazdeikiui ir šis prameta iš toli. Ir toliau Žalgiris net pernelyg ir neieško. Mieliau atrodo renkasi tuos tolimus metimus negu galimybės atakuoti baudos aikštelėje ar jos prieigose. Matome, Šiaulių ekipa renkasi tas labai gilias pagalbas ir tikrai nėra lengva jiem įpasuoti į vidų. Net ir Brantas Dunstonas gavęs kamuolį iš karto nusimetė Brazdeikių, kuris metė visiškai apylaisvis. Čia ir kiti krepšininkai yra prašomi marškinėlių. Kažkaip galvoju, ar iki šio sezono buvo tokia labai gaji šita mada, ypač Žalgirio arenoje, ar tai yra būtent šio sezono tokia naujovė. Čia beje pražanga puolime. Ką tik buvo užfiksuota. Vėlgi žmonės atsižvelgia į tai, kad mato, kad žaidėjai tikrai dalina maikutes, dalina kažkokius, nežinau, atributikas. Tai tada ypatingai tie jaunieji fanai, jų yra dalykas nusipiešti plakatą, paprašyti, galbūt būsi tu išrinktasis, tai neužima kažkokiu dideliu laiko tau namuose pasiruošti. Būtent tu žinai, kad tu skirsi laiką žiūrėti krepšiniui ir papulsi į kadrą. Lonnie Walkerio taiklus tolimas metimas ir Walkeris ir toliau sėkmingai renka taškus šiame ketvirtfinalyje. Tu, Šarūnai, buvai kada gavęs ką nors iš kokio krepšininko vaikystėje, paauglystėje? Parašus tai Kauno halėje gaudavau, bet aš užsiėmiau visiškai kitų dalykų, kadangi mano tėtis buvo žaidęs ledo ritulį. Tai vykdavo jaunimo čempionatai dažniausiai ledo arenoje Kaune. Tai po rungtynių būdavo, prašydavau ledo ritulio lazdų, kurios būdavo labai kokybiškos ir po to gaudavau atlygį iš tėčio. Čia kokia visa schema buvo atskleista ką tik tiesioginiame eteryje. Romančenko prieš tai pataikė tolimą metimą. Čia Čižausko prasiveržimas, pražanga ir 2 baudų metimai. Parašus aš irgi, žinau, rinkdavau Klaipėdoje kokių, nežinau, 11, 12, 13. Niekad nepamiršiu, kaip gavau Šarūno Jasikevičiaus parašą ir jisai manęs paklausė, kiek valandų ir aš išsigandau ir pabėgau. Tiesiog nieko neatsakęs, nes buvo per didelis įspūdis, kad kaip čia dabar realybėje šitas žmogus su tavimi kalbasi. 32-24 ir pertraukį priekį traukia Mindaugas Kupšas, 6.8 naudingumo balai. O čia ir Vytenio Čižausko baudų metimai. Pirmąjį Vytenis meta netiksliai.
Ir abu du sykius metimai netaiklus. Beje, Čižausko ir baudų metimų pataikymo procentas visame sezone yra stebėtinai žemas. 3 iš 8 jis yra pataikęs Lietuvos krepšinio lygoje. Nėra pati stipriausiai jo pusė. Baudų metimai, kaip ir, žinom, kaip ir tritaškiai, bet vėlgi, kartais, kai tu nedaug baudų metimų meti per sezoną, sudėtinga tau ir išlaikyti kažkokį aukštą procentą, jeigu tu nesi labai jau geras baudų metikas. Beje, Karaliaus Mindaugo taurėje Čižauskas metė 25 baudas ir pataikė 18. Čia tie skaičiai daug solidesni. Mindaugui Kupšui fiksuojama asmeninė pražanga. Antroji šį vakarą. 2 turi Kulvietis, 2 turi Eimantas Stankevičius ir Laurynas Birutis. Stoja prie baudų metimo linijos. Ir tęsia pramestų baudų metimų seriją kartu su Šiauliais. Bet matome, kad ir tempas šiek tiek pakrito, 32-24, kai po pirmo kėlinio buvo 21-19. Žalgirio puolimas dar kaip ir išlaiko panašius skaičius. 12 taškų antrajame kėlinuke per 3,5 minutės. Yra galimybių ir sužaisti labai rezultatyvų kėlinį pagal šią proporciją. Šiauliai puolime jau tikrai stapteli, 5 pelnyti taškai ir vis labiau augantis kauniečių pranašumas. Ir čia bando Šekas Bukenas pacentruoti prieš Luką Lekavičių, bet Bleiksas suklysta. Kauno Žalgiris beje šį vakarą prarado kol kas tik vieną kamuolį Šiauliams. Tai taip pat buvo 4. klaida, tad tas skaičius irgi nėra ypatingai aukštas. Vokeris į kairę prieš Marių Valinską. Menekas aikštės kampe. Vyksta atlikti perdavimą Laurynui Biručiui, kuris ieško Lekavičiaus. Čia labiau turbūt tai buvo visgi perdavimas, o ne metimas, ir Birutis įsirašo taškus. Čia labai protingai Lukas Lekavičius sužaidė, matė, kad išsikeitė kaip tik didelis žmogus ant jo, tai ką gali padaryti, tai tiesiog Biručiui pakabinti aukštą metimą, aukštą tokį perdavimą, tai tą ir padarė. Čia pražanga ir dar 2 baudų metimai. Metas Mitčelas yra neteisus, antroji asmeninė fiksuojama ir jam. Ir Jerry Blakeso galimybė stoti prie baudų metimo linijos. Kol kas yra surinkęs 3 taškus Jerry Blakesas, atkovojęs 2 kamuolius. Pirmose Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalio serijos tarpusavio rungtynėse Šiauliai metė 37 baudų metimus. Tikrai labai aukštas rodiklis. Žalgiris savo ruoštų metė 43 tritaškius. Ir atsižvelgiant į tai, ką matom kol kas, tai dar gali būti ne aukščiausias jų rodiklis per šias 2 rungtynes. Jau dabar yra išmetęs Žalgiris 18 tritaškių. 19. Ir gali būti, kad ir 20 pamatysime šioje atakoje. Menekas bando veržtis arčiau, krepšio provokuoja pražangą ir stos mesti baudų. Pražanga Jerry Blakesui, tik pirmoji asmeninė. Ten ir Mindaugas Kupšas buvo veiksmo centre. Mindaugo Kupšo trečioji pražanga jau būtų dar vienas labai nemalonus epizodas Šiauliams. Pirmose beje tarpusavio rungtynėse, kai komandos dar žaidė Lietuvos krepšinio lygoje, Šiauliams atstovavo Abdullah Ahmedas. Antrose Karaliaus Mindaugo taurėje atstovavo Aisėja Todas. Trečiose atsarginio vidurio puolėjo Šiauliai neturi. Dovydas Romančenka, žinoma, užima tą vaidmenį, atlieka tas funkcijas, bet sudėtyje ta spraga yra. Pražanga prieš Kulvietį ir 2 baudų metimai. Ir čia Trinkieri kažkiek nepatenkintas Brady Meneko gynyba. Antroji asmeninė ir Brady Menekui. Vėlgi nebuvo išnaudota dar
komandinės pražangos, tai dažniausiai treneriai ir pyksta dėl tokių dalykų, kad tu turi tą laiko, ypatingai dideli žmonės turi laiko subauduoti, bet matome, kad dar dabar net treneris aiškina Brady Maniekui, kas jam nepatiko. Saulius Kulvietis beje per tas pirmas dviejas tarpusavio rungtynes žaidė 48 minutės, kuriuose jo bendras plius-minus rodiklis buvo -50. Labai solidžiai. Labai skaudus skaičius, na žinoma, tai nėra kažkoks vieno Sauliaus Kulviečio nuopelnas kabutėse, tiesiog tos rungtynės taip klostėsi, kad jam būnant aikštėje Žalgiris didino tą savo pranašumą. Ir tai nėra situacija, kur, žinai, tau sėdint ant suolo komanda žaidė į pliusą. Tikrai ne. Tiesiog būtent visas labiausiai gniuždančias atkarpas Žalgiris sužaidė Kulviečiui esant aikštėje. Čia net gaila, kad buvo užfiksuota ta pražanga. Vokeris ten norėjo išsilieti dėjimų iš viršaus. Labai atletiškas žaidėjas. Stoja prie baudų metimo linijos. Ir dar viena netaikli bauda. Na, tokiais tempais jau ir Nevėžio OpTibet žaidėjai ims stebėtis, kaip taip galima nepataikyti baudų. Nori Vokeris pataiko bent jau antrąją. Ir sezone Vokeris baudas meta Lietuvos krepšinio lygoje 62,5% taiklumu. Mariaus Valinsko sudėtingas metimas, bet yra taiklus. Ir žinoma, bandys dar laikytis šioje dvikovoje Šiaulių ekipa. Vėlgi, tu žaidi prieš Žalgirį, išsimėginti kažkokių naujovių tu tikrai gali ir žinai, kad prieš kitas komandas galbūt tau lengvai kažkas pavyksta, prieš žalgiriečius yra viskas daug sudėtingiau. Visiškai kiti kūnai, tas pats supratimas, o gynybos visiškai kitas. Tai šiauliečiam tikrai labai geras iššūkis. Dar sėkiai pamėgino Marius Valinskas, šį kartą nesėkmingai. Ten aikštės viduryje kamuolį išsaugo Deividas Sirvydis. Lanovas Biručiui. Net atrodo, kad niekur neskuba Laurynas Birutis. Sirvydis niekaip nesuderina taikiklio šį vakarą. Ir vienas iš dviejų aikštėje pasirodysių žaidėjų dar be taškų. Tai Deividas Sirvydis ir Edgaras Ulanovas. Kalbant būtent apie Žalgirio ekipą, Šiauliuose tokių krepšininkų yra ir daugiau. Bleiksas. 1-2 ir Jerry Bleiksas čia pasiekė savo tikrai sudėtingas metimas. Pelna jau savo 6-ąjį tašką. Tik tai Saulius Kulvietis žaidžia rezultatyviau svečių komandoje, bet čia Sauliui Kulviečiui trečioji asmeninė pražanga, skėšė rankomis ir Šiaulių kapitonas, ir Žydrūnas Urbonas. Taip ramiai rodantis įspėjimo už vaidybą gestą. Ir dar nubausta techninė pražanga. Įspėtas jau buvo Žydrūnas Urbonas. Abu treneriai buvo įspėti anksti, tai tiek ir tai reikėjo Žydrūnui. Bando užstoti savo kapitoną. Ir dabar Artūras Šukys jau žingsniavo link Žydrūno Urbono, tiesiog laikydamas švilpuką vienoje rankoje. Šiaulių treneris nenorėjo užbaigti savo rungtynių jau dabar. Edgaras Ulanovas pataiko pirmąjį baudos metimą. Šarūnai, 2012-13 metais Pasvalio Pieno žvaigždėse žaidėjai kartu su Edgaru Ulanovu, tau buvo 23, jam buvo 20. Ar tuo metu įsivaizdavai, ar matei, kad tai yra būsimas Žalgirio kapitonas, ilgametis rinktinės žaidėjas, ar išsiskyrė kažkuo jaunas Edgaras Ulanovas iš aplinkinių? Aš, kolega, žinau, pataisysiu, kad aš tai nežaidžiau su juo kartu toje komandoje, žaidžiau Baltų komandoje su juo. Tai tikrai
taip atvirai pasakius, negalvau, kad bus, kaip tu minėjai, kapitonas Žalgirio komandos, bet žinant, kaip žaidė už savo kartą, laimėjo visus tuos titulus su Kaziu Maskvyčiu, tai tikrai jautėsi, kad žmogus gali žaisti ir galės žaisti, bet sakau, jeigu taip jau nuoširdžiai pasakyti, ar jis taps to tokiu Eurolygos kalibro žaidėjų, tai tuo metu nesimatė. Bet smagu, kai tu nematai ir tai įvyksta, nes tuo metu ir Lukas Lekavičius žaidė savo Žalgirio dublerių komandai, kur irgi atrodo labai kamavo daug traumų ir sunkiai viskas ėjosi, bet matome, kad Lukas visiškai įsitvirtina Eurolygoje. O čia ir dar du Lauryno Biručio taškai. Iš kišenės meta metimus šiandien Birutis. Bet, kaip minėjai, Pasaulio ekipoje tikrai daug žaidėjų praėjo ir daug žaidėjų tokių, kur po to ir išvažiavo Eurolygą žaisti. Geras. Gruodžio 8 Edgaras Ulanovas tame sezone sužaidė paskutinės rungtynės Pasvalyje. Gruodžio 18 tu sužaidėjai pirmasis. Taip, prasilenkiam. Visiškai dienų skirtumų. Taip ir tikrai nesužaidėt ne vienų rungtynių kartu. Geras. Ačiū labai už šitą pataisimą per brūkšnelį papildymą. Ten vyko tuo metu rokiruotė. Tiesiog ir treneriai keitėsi, ir daugybė žaidėjų keitėsi. Čia matome Eimanto Stankevičiaus taikus tritaškis metimas. Tai būtent per tą sezoną pasikeitė, aš net nežinau, labai daugybė žaidėjų ir toksai į atkrintamąsias komandą pateko, bet ten viskas ir baigėsi. Edgaras Ulanovas pamėgino laimę iš labai toli. Šį sykį pasižymėti Žalgirio kapitonui nepavyksta, kol kas tik baudų metimais renka taškus Ulė. O čia skaudžiai dunkstelėjo Stankevičius į parketą, bet žaibiškai keliasi nuo jo. Čia atrodė, kad jau taip visiškai praradęs pusiausvyrą ore. Atrodė, kad gali ir pakaušius stuktelėti Stankevičius, bet tas mokėjimas nukristi irgi yra menas. Ir čia sugebėjo Stankevičius nusileisti labiau ant pečių ir net nemirktelėjęs atsistoti taip, kaip tą dabar daro Žalgirio arenoje susirinkęs ir gali. Užveda areną, šiek tiek išjudina tiksliau. Visi taip vangiai pirmadienio vakarą stojasi, Bet stojasi. Bet stojasi ir smagu, kad net ir pirmadienio vakarą tikrai susirinko nemažai žmonių palaikyti savo komandos. Šią savaitę Žalgiris žais išvykoje Eurolygos rungtynės Atėnuose. Pastarosios taip pat buvo išvykoje Stambule. Trečiadienį, žinoma, čia svečiavosi Bolonijos Virtus ir žalgiriečiai šventė pergalę. Bet čia tokia galimybė pamatyti saviškius pirmadienio vakarą ir tą galimybę kauniečiai naudojasi. Dabar, kai visi atsistojo, netgi supratau, kad nuoširdžiai maniau, kad mažiau žmonių yra arenoje. Būtent ir vėlgi Žalgiris pirmauja, žino, kad turi kišenėje dar saugią persvarą. Tai tikrai tie žmonės kažkiek buvo primygę, bet dabar matome, kad ir Green White Boys yra ir žmonės tikrai visai nemažai žmonių. Jeigu taip būtų manęs paklausęs, būčiau sakęs, kad jų bus daug mažiau. Visiškai tau pritariu. Laurynas Birutis sumeta abu baudų metimus šį sykį. Prieš tai buvo pataikęs vieną iš dviejų. Ir Laurynas Birutis su jau 11 taškų, jis yra rezultatyviausias rungtynių krepšininkas. O čia iš toli švysteli taiklų tolimą metimą Eimantas Stankevičius. Antras jo pataikytas tritaškis šį vakarą iš tiek pat galimų. Šitas rungtynių rezultatas toks, kurį pamatęs nuoširdžiai turbūt, jeigu dabar nežiūrėtum rungtynių ir pamatytum tik tai rezultatą, galvotum, čia labai įdomiai kapojasi tos komandos tarpusavyje. Kapojimusi tuo pavadinti, stebint rungtynės tiesiogiai, gal liežuvis ir neapsiverstų, bet susitikimas tikrai klostosi pakankamai įdomiai. Čia Kupšas po Stankevičiaus perdavimo, netaiklus metimas.
Ir Deivido Sirvydžio rankose kamuolys paskutinėmis antrojo kėlinuko sekundėmis. Edgaras Ulanovas kairiajame krašte, perdamas Lekavičiui, šis iš toli. Ir Lukas Lekavičius uždaro pirmąją susitikimo pusę, pataikydamas 8 Kauno Žalgirio tritaškį, pelnydamas 50-ąjį komandos tašką ir padidindamas šeimininkų pranašumą iki 9 taškų. 50-41 ir čia Kauno Žalgiris, finalio atsakomąsias rungtynes tikrai pridavė. Ir žinant dar tai, kad kalbant jau apie Lietuvos krepšinio lygą, Žalgiris vos įsikapstė su Nevėžiu, tai žinant trenerį Trinkierį, kad jam nepatinka tokie dalykai ir šiandien buvo visiškai sutelkta visa stipriausia sudėtis, kas įmanoma, apart Smailagičiaus. O vyksta čia Šakui Biukenanui tolimų metimų sumažinti atsilikimą. Beje, Žalgirio 16 rezultatyvių perdavimų yra pakartotas jų sezono rekordas vietinėme fronte. 16 jie buvo atlikę gruodžio 15 rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu per pirmosius 2 rungtynių kėlinukus. Birutis provokuoja pražangą. Biukenano antroji asmeninė. Ir tų klaustukų vis dar tikrai lieka šioje dvikovoje. Galbūt ne šioje serijoje, bet šioje dvikovoje. Vienas iš tų klaustukų yra ir šiauliečių pražangos. Ar nebus taip, kad kažkurie žaidėjai galiausiai nebegalės tęsti rungtynių? Taip, žinant, kad Mindaugas Kupšas ir Saulius Kulvietis tikrai žais dar didžiąją dalį antroje rungtynių toje pusėje, tai manau, kad vieno iš jų neteksime kovoje. Matysim, ar tavo žodžiai išsipildys. Laurynas Birutis prameta abi baudas. Ta Biukenano pražanga savotiškai pasiteisina. Čia Kupšas išsaugo kamuolį aikštėje, bet atiduoda jį Brady Menekui. Dar sykį Brady Menekas ir dar sykį taikliai. Ir čia Šekas Biukenanas šiek tiek slysteli, dar nesurotuoja tiksliai ir jau čia Brady Meneko visiška duona. 9 Žalgirio pataikytas tolimas metimas. Menekas sumetė 2 iš jų. Gražiai pamėgino sužaisti Šiauliai. Mindaugas Kupšas vėl ieškojo Šeko Biukenano. 2 sekundės. 1 sekundė. Spėja lyg ir paleisti kamuolį Bleiksas. Metimas netaiklus, bet pamuštas perdavimas Eimantui Stankevičiui. Ir Stankevičius taškais iš po krepšio dar kiek labiau priartina Šiaulių Kazino Admiral prie šio vakaro varžovų. Neblogai antrąją rungtynių dalį pradėjo šiauliečiai, tikrai rezultatyviai. O čia vėl matome šiokią tokią riziką nuo Bleikso ir treneris net atrodo parodo savo žaidėjų, kad tai yra mano taškai, mano rizika ir tu net nesinervo, kad nepriėjai prie jo. Mičelas pataiko antrą tritaškį iš 3 bandymų. Stankevičius neatsako tuo pačiu. Abi komandos atliko po vieną pakeitimą, lyginant su pirmuoju kėlinuku ir trečiojo kėlinuko pradžia. Ant suolo Žalgirio pusėje liko Edgaras Ulanovas, užleidęs vietą Brady Menekui. Šiauliai vietoj Mariaus Valinsko išleido Eimantą Stankevičių. Puskablis ir labai laiku ir vietoj Mindaugas Kupšas pataiso savo komandos draugo netaikų metimą. Atrodė, kad Bleiksas gal net ir nepuoselėjo labai didelių vilčių pataikyti, to labiau dėjo viltis būtent į Mindaugo Kupšo tą poziciją po krepšiu. Čia vėl matome ant Mičelo visišką riziką ir nieks neišeina, nei Mindaugas Kupšas, nei jo ginamasis. Mičelui reikia gerų rungtynių, reikia pralaužti tą prastą seriją, įgauti daugiau pasitikėjimo savimi. Taip, ir ta pati metimo technika, tikrai neatrodo tokia super bloga, bet vėlgi tai yra turbūt ir kažkiek psichologiniai dalykai. Wow, Eimantas Stankevičius. O čia jau Šiaulių Serchio Juos. Beje, visą savo karjerą BCPLKL pirmenybėse būtent Šiaulių klube leidžia Eimantas Stankevičius. Visiškai laisvas Lonnie Walkeris ir nepavyksta jam nubausti Šiaulių gynybos už šią klaidą.
Būtent tom ir yra krepšinis įdomus dalykas, kad labai sudėtinga žaisti, kai tu tiesiog nepataikai metimų. Savo metimų. Lonnie Walkeris tokio Eurolygoje tikrai labai retai gauna. O šiauliečiam čia, sakau, vienintelis šansas pabandyti kažkokias va tokias rizikas. Matome, kad Mitchellas šiandien pataikė 2 tritaškius. Tai kažkiek tikrai visai teisinasi ir Šiaulių stratego sugalvotos mintis. 2 pataikė ir Walkeris, po 2 pataikė ir Lekavičius bei Menekas. O Eimantas Stankevičius baudomis mažina skirtumą. Jau 13 Eimanto Stankevičiaus taškas šį vakarą. Kol kas dar su šypsenomis ant suolo sėdintys žalgiriečiai. 4 taškai teskiria komandas, bendras serijos skirtumas 23 taškai. Tad įtampos kauniečiai dar toli gražu nejaučia. Walkeris gudriai prasimeta kamuolį, tačiau klysta. Tai tik Žalgirio antroji klaida ir abudu kamuolius prarado būtent Lonnie Walkeris. 100% praradinėja. Vienintelis. Vienintelis. Ir šį kėlinį jau pirmauja 6-11 iki šio epizodo. 6-11 rezultatas ir matome, kad Andrė Trinkieri tikrai nepatenkintas taip, kaip pradėjo antrąją rungtynių dalį ir prašo vandens pertraukėlės. Mindaugas Kupšas dar kiek nusivilė tuo, kad nepavyko pelnyti. Su 14 taškų surinkė 17 naudingumo balų ir be jo tik tai Romančenko turi 3 taškelius nuo suolo iškilusių žaidėjų, kalbant apie Šiaulių ekipą. Mindaugas Kupšas 256 rungtynes yra sužaidęs Lietuvos krepšinio lygoje ir 5 rezultatyvūs perdavimai yra jo karjeros rekordas. Tad, sakykime, kaip ir minėjai, negarsėja kaip tas labai jau išskirtinai gerai aikštę matantis vidurio puolėjas, bet, kaip galim įsitikinti, tikrai gali būti labai naudingas savo komandai šiuo atžvilgiu. Lonnie Walkeris baudos aikštelėje ir pražanga fiksuojama prieš jį. Kalbėjo ir pats Lonnie Walkeris, kad turėtų mesti daugiau baudos metimų, dažniau žaisti į kontaktą, dažniau ieškoti tų pražangų. Šiandieną jau 6 ir 7 jo baudų metimai. O čia ir Jerry Blakesui trečioje asmeninė pražanga. Kaupė tas pražangas šiauliečiai. Taip, nėra lengva žaisti prie Žalgirį, ypatingai kai Žalgiris žaidžia namuose. O tu žaidži su ta tokia maža rotacija, tai natūralu, kad išprovokuoja žalgiriečiai nemažai pražangų. Lietuvos krepšinio lygoje Lonnie Walkerio rekordas ir yra 7 išmesti baudų metimai. Tokį pat rezultatais užfiksuoja šiandien Blakesui visgi fiksuojami žingsniai. Jau atrodė kaip labai gudrus judesys, dar sykį pažiūrėkim. Na taip, buvo akivaizdžiai pašokęs, imituodamas tą perdavimą Jerry Blakesas. Čia Giedraičio geras perdavimas Lonnie Walkeriui, netaikus metimas. Gražiai išsako kamuolį aikštėje Lonnie Walkeris, kad su kamuoliu jau jo varžovai. 3 baudų metimai. Šekas Buchananas dabar jau pergudrauja Kauno Žalgirio gynybą. Ir Šiauliai beje visiškai su šypsenom. Dabar Buchananą Stankevičius ir Kupšas sveikina su šiuo epizodu. Tikrai su nė šešėlio spaudimo akyse. Ir kai komanda mėgaujasi žaidimu, tuomet ir tie rezultatai neretai ir būna geresni negu žaidžiant su įtampa ir užsimestų papildomų psichologinių svorių. Būtent, aš manau, kad treneris ir akcentavo Rūbinėje tą dalyką, kad jūs atvažiavot, žaidžiat, pasimėgaukit, ne kiekvieną dieną žaidžiat Žalgirio arenoje, ne kiekvieną dieną žaidžiat prieš Eurolygos žaidėjus, tai tą ir matome dabar, kiekvieną kažkokį geresnį epizodą palydi šypsenos. Šypsenos palydės ir finalo ketvertą vyksantį vasario 15-16 Vilniuje.
Ten lauksime jūsų visų. Pirmajame pusfinalyje, viename iš pusfinalių susitiks Wolves Twinsbet ir Klaipėdos Neptūnas. O vėliau Panevėžio 7bet Lietkabelis ir turbūt Kauno Žalgiris. 21 taškas skiria komanda šioje serijoje, likus kiek daugiau negu 15 minučių. Čia matome, Andrėja Trinkieri leidžia ir Silvina Francisko ir tikrai nebando taupyti kažkokių žaidėjų. Francisko žaidės mažiau negu 5 minutės šiandieną. Čia šiauliečiai išrikiavę aikštės gynybą. Brazdeikis spėja išmesti kamuolį, metimas netikslus. Buchananas pirmasis prie kamuolio ir Šiauliai gali lyginti rezultatą arba persvartyti savo naudai. Buchananas ieško pirmojo varianto ir tą variantą suranda. 58-58. Matome, visiškai šiauliečiai turi dabar riziką nuo Mičelo. 12-2 jų žaidžiama atkarpa. Mičelas nepataiko net į lanką. Čia dabar jau tenka atsiminti praėjusį sezoną, kai Žalgiris čia su Wolves Twinsbet žaidė atsakomasias ketvirtfinalio rungtynes ir tos rungtynės baigėsi lygiosiomis. Žalgiris laimėjo seriją, bet rungtynės baigėsi lygiosiomis. Ir čia Žalgirio arenoje nemaža dalis sirgalių buvo apstulbę, kodėl visi išsivaikšto, jeigu lygių, kur pratęsimas. Bet čia dabar pavyksta Žalgiriui tolimų metimų vėl išsiveržti į priekį. Ir vėl nuo to pačio Mičelo buvo didelė rizika. Atrodo, žaidėjai net negerbė ir net nebando prieiti prie jo. Ir šiandien jis smėgiau trečią savo tritaškį metimą. Rungtynių su 3 pataikytais tritaškiais metas Mičelas šiame sezone dar nėra turėjęs. Nei Karaliaus Mindaugo taurėje, nei Lietuvos krepšinio lygoje, nei Euro lygoje. Viso Lietuvos krepšinio lygoje jis pataikęs 8 iš 27. Eurolygoje tas skaičius dar kiek prastesnis. Valinsko baudos metimas. Vėl porą taškų beskiria ekipas. Arno Butkevičiaus nekėlė nuo suolo Andrėja Trinkieri šį vakarą. Vienintelio iš tų 12 rungtynėms registruotų krepšininkų. Čia Šiaulių sirgalės. Ir trečias kėlinys jau priklauso šiauliečiam. 11-19 pirmauja Šiaulių ekipa trečiąją rungtynių kėlinį. Ir čia nepraeita į varžovo aikštės pusę per 8 sekundės. Ir čia Ignas Brazdeikis prašo teisėjo atsižvelgti, buvo kertama jam per rankas. Jis laisvas, šaukia Andrėja Trinkieri Ignui Brazdeikiui. Spėju, kad Ignui Brazdeikiui. Valinskas Buchananui iš toli. Šįkart netiksliai meta Šiaulių amerikietis. Prieš tai pataikęs abudu mestus tritaškius. Labai toli atsitraukia nuo Silvano Francisko. Šiaulių gynyba. Ir Francisko klysta. Ne, pražanga. Taip, atsiprašau, pasirodė, kad išgynė šoninę liniją. Tik pirmoji asmeninė Romančenkai. Jeigu kiti aukšti žmonės ir iškris iš Šiaulių rotacijos dėl pražangų, Romančenka kol kas dar yra labai saugus šiuo klausimu. Francisko tarp dviejų varžovų, kiek dažnai tenka jį pamatyti būtent tarp dviejų varžovų, pralendantį pro, atrodo, tarpus, kur jų kitas žaidėjas net neįžiūrėtų. Francisko sugeba prasprūsti tarp jų. Taip, labai mažas, greitas žaidėjas ir su tikrai labai puikia kamuolio valdymo technika. Tai tokie dalykai jis visada visų pirma pamato pirmą tą skylę, negu tiesiog pasyviai apeiti didelį žmogų. Tikrai geba
kaip vandens čiuožikas. Silvanas Francisko judėti aikštėje. Čia ramina prancūzą dabar ir komandos draugai ir arbitrai. Francisko labai norėjo eiti paklausti Marijaus Valinsko, ką visą tai reiškia. Bet matome, Artūras Šukys sureaguoja ramiai į situaciją, išaiškina visiems taisyklės krepšinio ir Silvanas Francisko stoja prie baudų metimo linijos. Kol kas tik porą taškų Francisko surinkė šiandieną. Prideda trečiąjį, 21 Žalgirio, 20 Šiaulių mestų baudos metimų. Šiauliai beje priekė pagal atkovotus kamuolius 23-28. Prarastais kamuoliais 3-7 Šiauliai taip pat priekė, tad tų papildomų atakų Šiauliai faktiškai ir neturi, būtent lyginant šios du skaičius. Čia Vytenis Čižauskas grąžina kamuolį į žaidimą. Šiandien kol kas be taškų jis. Ir perina Čižauskas į varžovo aikštės pusę. Kulvietis lygina rungtynių rezultatą. Galbūt, kaip ir minėjai, serijos nelaimės Šiaulių ekipa, bet tikrai malonesnis vaizdelis matyti juos besikaunančius ir būti toje lygioje kovoje. O čia ir Deividas Sirvydis, paskutinis žaidėjas, buvo Žalgirio ekipoje nesidaręs rungtynėse. Jis tą padaro. Pirmi 4 jo tritaškiai buvo netaiklus, dabar pagaliau pavyksta pataikyti ir jam. Čižauskas ieško Kulviečio, Kulvietis pamuša kamuolį ir Šiauliai dar turi 6 sekundės savo atakai. Marius Valinskas, 2 sekundės. Priverstinis ir netaiklus Valinsko metimas. Čia Ignas Brazdeikis atlieka žaidėjo pareigas. Lukas Lekavičius. Yra kontakto, nėra pražangos, bet perima kamuolį Šiaulių Kazino Admiral. Leiksa perdamas Romančenko ir ten į pagal taisyklės sustabdo Žalgirio gynybą. Ir tai yra antrasis blokas jau gautas Romančenko. Lanovas Dunstonui ir šis iš po krepšio ramiai pelno dar 2 taškus. Dar žaidžiant Turkijos krepšinio lygoje, atsimenu, Dunstonas būdavo vėlgi žaisdavo su Efesu. Daug tų žaidėjų būdavo nežaidžia ir kai Dunstonas žaisdavo, tai matydavo, kad jis nėra toks motyvuotas žaisti vietinėme čempionate. Ir vienose rungtynėse, pamenu, mes pirmavome galbūt 7 taškais likus pusantros minutės. Čia su Gaziantep ekipa? Ne, Trabzonspor buvo kita ekipa ir Dunstonas pataikė per tą pusantros minutės 2 tritaškius metimus, išplėšė pratęsimą ir galiausiai pralaimėjom rungtynės. Tada po rungtynių tas treneris, kuris jau daro tą skautingą, sako, jis pusantrų metų nebuvo metęs į krepšį, o būtent tą dieną pataikė 2 metimus ir taip nulėmė tas rungtynės. Tai tikrai kietas vyras, nelengva būdavo, atsimenu, ir komandžiokam mano žaisti, verkdavo po rungtynių, kad laiko stumdo ir labai tvirtas vyras. Tai smagu, kad po daug metų aš jį vis dar matau žaidžiantį ir Žalgirio arenoje. Ir šiandieną Dėdė Bryantas su 4 taškais, Lukas Lekavičius užbaigė antrąjį kėlinuką, taiklių metimų susirena, trečiąjį bandė užbaigti taip pat, bet pasižymėti šį sykį nepavyko. Nepaisant to, Kauno Žalgiris priekyje 68-63 po 3 ketvirčių, Šiauliai trečiąjį laimėjo 18-22. Ir matome jau atliekamas keitimas. Nesužaidus nei sekundės ketvirtajame kėlinuke.
Tai reakcija į varžovų penketą. Greičiausiai. Mindaugas Kupšas ir 4 gynėjai. Taip, Šiauliai pradeda ketvirtąjį ketvirtį. Valinskas, Bleiksas čia pataikantis pirmąjį tritaškį, Čižauskas ir Stankevičius kartu su Šiaulių milžinu pradeda lemiamą ketvirtį aikštėje. Žalgiris su Lekavičiumi, Brazdeikiu, Metu Mičelu, Deividu Sirvydžiu ir Bryantu Dunsonu. Sirvydis. Dar kartą Deividas Sirvydis iš to paties kampo. Ir matome, Žalgiris šiek tiek irgi adaptavosi. Meta Mičelas stato jau dabar ant baudos metimo linijos nebe į kampą, nes kampus šiauliečiai palieka laisvus. Tai Deividui Sirvydžiui tokie dalykai labai patogus. Stankevičius susikūrė erdvės, bet nepavyko jam pataikyti dvitaškio. Čia Metas Mičelas. Dar žvilgteli į arbitrą kiek su šypsena ir padiskutuoja su juo tikrai be jokio pykčio. Sakė, kad tikrai jam kepštelėjo per ranką Čižauskas, bet arbitrai tam pražangos neįžvelgė. Žydrūno Urbono vandens pertraukėlė 73-66. Žaidžiant, neprasileisti kažkokio 100 taškų ar susigalvoti vėl kažkokius naujus derinius išbandyti. Ar pamėginti tiesiog laimėti šitas rungtynes. Būtent. Nors jos serijos kontekste potencialiai nieko ir nereikštų, jeigu to pergalė būtų iškovota 1 ar 2 taškų skirtumų, bet tai leistų Šiauliams įveikti Kauno Žalgirį po 5 metų pertraukos ir nutraukti tarpusavio rungtynėse fiksuojama 24 pralaimėjimų iš eilės seriją. Ir šiaip, būnant krepšininku, tu negali eiti į rungtynės ir galvoti, 19 taškų minus atsivežėm, tai tiesiog atbūkime. Eini kovoji, kaip išeina, taip išeina, bet matėme tikrai su 3-4 kėlinį šiauliečiai pradėjo kito visai mentalitetu, su šypsenom, su tokiu pasimėgavimu ir visai viskas neblogai gaunasi. Iki galo žaidžia Jerry Bleiksas ir atsako į Lekavičiaus dvitaškį. Ir tikrai visiškai tau pritariu, Šarūnai, stebėti tą Šiaulių žaidimą. Šį vakarą tikrai pakankamai malonu. Galbūt nieko, žinai, labai jau pribloškiančio, ar kad sakytum, oho, ar kad atsimintum po metų, bet bent jau puolime komanda tikrai juda, o gynyboje, dabar jau 78 praleisti taškai. Tiesa, galbūt bent jau to 100 Šiauliai Kazino Admiral šį vakarą į savo krepšį neprasileis. Valinskas atsako tolimų metimų. Ir smagus vaizdas iš Šiaulių pusės tas, kad tikrai laikosi rungtynėse, pasirengė kažkokią strategiją, aikštės gynybą. Dabar matome, kad Kupšas lydi savo didelį žmogų kartu. Tai išsaugo kamuolį Sirvydis. Lonnie Walkeris po driblingo iš toli per Valinsko rankas. Walkeris pataiko savo 3 tolimą metimą šį vakarą. 10 taškų skiria ekipas, beveik 3 minutės sužaistos. Čia Kupšas priima perdavimą po krepšiu ir įridena dar vieną dvitaškį. Labai savalaikis perdavimas ir Kupšas tokius metimus jau užsibaigė. Aukštai pagavęs kamuolį, nenuleidžia į apačią ir užsibaigė. Taip, lygiai tą patį ir norėjau akcentuoti, kad būtent nenuleis kamuolio, nesuteikti varžovui galimybės išmušti kamuolį iš tavo rankų, o tiesiog ten aukštybėse ir sutvarkyti visus reikalus puolime. Aukštybėse jau ne kiekvienas gali ten pasiekti. Čia pražanga, bandant siekti aukštybių. Mindaugo Kupšo puolime atkovotas kamuolys ir Metas Mičelas neteisus 4. kartą šį vakarą. O Šiaulių ekipa vėl sužaidus 3,5 minutės dar neturi nei vienos pražangos ir matėme, kad Saulius Kulvietis pradėjo antrąją rungtynių dalį su 3 asmeninėmis pražangomis ir liko su jomis. Tai vienintelis Bleiksas turi 3, kur turėjo 2. Tų papildomų problemų Šiauliai neprisidarė. Čia Deividas Sirvydis tik gilina jų deficitą šio vakaro dvikovoje. Čia dar vienas Bleikso gražus perdavimas ir dar kartą identiškai sužaidžia Mindaugas Kupšas.
Jau 13 Kupšo surinktų taškų, kaip ir minėjau, prie Žalgiris vidutiniškai per 2 rungtynes rinko po 12 taškų ir 16,5 naudingumo balo. Šį vakarą 13 taškų, 20 balų ir dar geresnės jo rungtynės prieš Karaliaus Mindaugo taurės nugalėtojų titulą ginantį klubą. Grįžta į aikštę Menekas ir Birutis. Būtent Birutis pernai buvo išrinktas naudingiausių Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverto žaidėjų. Įprastai tai yra Edgarui Ulanovui vos nerezervuotas apdovanojimas. Vyko 9 finalo ketvertai. Čia Sirvydis stringa, nespėjo paleisti kamuolio iš rankų. Tad iš 9 finalo ketvertų 4 kartus naudingiausių žaidėjų išrinktas buvo Edgaras Ulanovas. Jeigu jisai laimėtų ir šiais metais, tai yra tiesiog monetos metimas. 50 prie 50. Taip. Arba Ulanovas, arba ne. Bet tai taip tikrai neturėtų būti ir tai tikrai nėra įprasta, kad vienas žaidėjas pasižymėtų tokiu dominavimu MVP rinkimuose. Čia Mindaugas Kupšas labai gudriai sužaidžia, išprovokuoja pražangą. Ir Žydrūnas Urbonas nepatenkintas, nes matė tą, kad metimo metu buvo atlikta pražanga, tai prašo iššūkio. Jis kėlė kamuolį, taip, 2 rankom. Arbitrai apie tai kiek padiskutuoja. Arūno Urbono sprendimas. Baudų metimai skiriami į Kauno Žalgirio krepšį. Mindaugas Kupšas šiandieną metė 2 baudas, pataikė 1. Sezone baudas metas 72,5% taiklumu. Vėlgi, Rokai, kaip tu ir minėjai, labai smagu kartais tas kažkokias detalės išgirsti tarp teisėjo ir žaidėjo. Ir šitą naujovę, girdėti visiškai viską, ką jie bando, kaip išgauti informaciją, tai vienas įdomesnių dalykų. Taip, toks savotiškai teatre yra tas terminas ketvirtoji siena tarp žiūrovo ir aktoriaus šiuo atveju. Tai irgi yra savotiška ketvirtoji siena, nes tu sudalyvauji tame vidinėme teisėjų dialoge, bent jau gali jo pasiklausyti iš šalies. Ir taip pat tada atsiranda ir toks, nežinau, kažkoks žmogiškesnis santykis, kai tu matai, kaip vyksta tos diskusijos ir girdi, kas yra kalbama jų metu. Ir pačiam supratimas toksai atsiranda didesnis. Čia Mindaugo Kupšo toks vienas švelniausių blokų, kokius galima nenorėdamas. Ir čia Kupšas priima kamuolį, verčia dar 2 taškus. Dominuojanti jo atkarpa pastarosiomis minutėmis. Birutis grąžina kamuolį Lekavičių. Lekavičius į kampą Dovydui Giedraičiui. Ir toliau dar ekstra perdavimas. Po metimo iš vidutinio nuotolio dar kamuolį puolime atkovoja Dovydas Giedraitis. 7. Žalgirio puolime atkovotas kamuolys. Menekas iš kampo. Visiškai švarus metimas. 3. Breidi Meneko tritaškis šiandieną. Žalgiris metė kaip ir neypatingai kibo 8 iš 22. Taip, po 2 kėlinukų. Dabar tas skaičius yra 16 iš 32. Tad 8 iš 10 antroje rungtynių pusėje. Taip, ir matosi, kad antroje rungtynių dalyje jie nebemėto visų tų metimų, bando įžaisti gerai kamuolį ir jau iki tokio visiškai laisvo metimo. Tai ir matome, kad metė tik tai kiek 10 tritaškių. Ir 8 iš 10 yra tikrai įspūdingas skaičius. Eurolygoje esame įpratę matyti Žalgirį taip metantį pirmoje pusėje, o antroje pusėje tie metimai dingsta. Dabar scenarijus toks atvirkštinis. Vėlgi, gal tos įtampos nėra tokios didelės. Žino, kad pirmauja dar ir atsivežė Šiaulių persvarą. Tai čia labai gražiai sužaidžia Valinskas. Ir Jerry Bleisas švysteli taiklų tolimą metimą. Andrėja Trinkieri nebeapsikeičia. Nebeapsikenčia. Ir sako, kad reikia ir turi 7 taškų persvarą. Taip, matėme, ko ne identiški skaičiai nuo baudų metimo linijos. Tai šiauliečiai ką, jie daugiau bando iš tų 2 taškių. Tikrai Mindaugas Kupšas čia įspūdingas Biručio dėjimas ir savalaikis perdavimas Breidi Meneko. Buvo paliktas jau Mindaugas Kupšas 1 prieš 2. Ir po pertraukėlės Žalgiris tikrai idealiai išpildo Andrėją Trinkieri sumanymą.
Valinsko prasiveržimas ir taškų nėra. Mindaugas Kupšas vos į savo krepšinį įdėjo. Atsiprašau, Laurinas Birutis. Įdėjo į vieną, norėjo įdėti ir į kitą. O čia išmuša kamuolį iš to paties Biručio rankų Marius Valinskas. Aukštai išeina Laurinas Birutis prieš Jerry Blakesą ir pražanga puolime. Yra fiksuojama Šiaulių Kazino Admiral ekipai. Blakesas neteisus, ketvirtoji asmeninė jam. O, taip, na, akivaizdu. Ir stebisi Blakesas, lyg sakytų, nuo kada negalima tempti už marškinėlių krepšinio aikšteliai. Ir būtų tikrai buvęs įspūdingas dėjimas. O čia ir Andrėja Trinkieri prašo iššūkio. Jis sako, kad tai turėtų būti nesportinė prašymą. Čia jau girdisi Žalgirio arena ir skanduotės. Varžovams, kurių nesutiks žalgiriečiai finalo ketvirtį. Mato Mitchelo. 2 taškai baudos aikštelėje, na ir ten. Toje truputėlį už pusapskritimio esančioje baudos aikštelės zonoje Mitchelas, eidamas iš šono, nugarą į krepšį, eidamas į vidurį, tuos metimus atrodo, kad labiausiai mėgsta rungtynėse ir juos galėtų mesti labai aukštų procentų, bet tiesiog retokai turi tokių galimybių. Būtent ten gali tikrai išnaudoti savo tvirtą kūną, turi gerus judesius ant to vadinamo ūselio ir dabar matome, atsivarė pats kamuolį, bet prasidėjęs šiauliečių dvigubinimas neleidžia jam pabaigti pačiam atakos. Jei visi, tai visi ir Vytenis Čižauskas pabando tą laimę, kažkiek nesėkmingai. Keitimas Žalgirio komandoje Dovydą Giedraitį keičia Lukas Lekavičius. Mažiau nei 2 minutės lieka iki šio ketvirtojo ketvirčio, šių rungtynių bei šios serijos pabaigos. Šiauliai tikrai pasigrūmė šiose rungtynėse ir nenuleido rankų, nenuleidžia jų ir dabar. Eimanto Stankevičiaus taiklus tolimas metimas, 17 Stankevičiaus taškų. Pirmose ketvirtfinalio rungtynėse jis tų taškų sumetė taip pat nemažai, 20 naudingumo balų jis surinko pirmoje tarpusavio dvikovoje. Čia dar vienas labai tolimas Eimanto metimas, bandė ant tos karštos natos dar vieną įsūdyti, bet netaiklus metimas. Sirvydis pro šalį. Ir čia jau belieka finišo tiesioji. Kauno Žalgiris ir toliau lieka vienintelė komanda, kuri niekada nėra praleidusi Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverto. 10-ajame finalo ketvirtyje bandys 8-ąjį kartą tapti čempionais ir taip pat laimėti Karaliaus Mindaugo taurę 6 kartą paeiliui. Tik patį pirmąjį sykį 2016 Rytas triumfavo finaliai įveikdamas Žalgirį ir 2019 metais taip pat įveikdami žalgiriečius 3 taškų skirtumų. Visus kitus metus, visais kitais atvejais, būtent Kauno Žalgiris tapo čempionais ir šiais metais jie taip pat, žinoma, vyks į Vilnių tik tai su vienu tikslu, tai tapti čempionais. Na ir labai įdomu, kad Andrėja Trinkieri Vilniuje, dabar, kad nesuklyšiu, arba apskritai nėra laimėjęs nė karto, arba yra bent jau patyręs 4 ar 5 pralaimėjimus paeiliui. Tikrai ne pati maloniausia vieta jam vykti, žinant, kad vėlgi nebus Ryto. Atsiranda tų komandų visada ketvirtose, kurios iššauna dažniausiai. Tai bus įdomu pamatyti, ką Neptūnas paruoš, ką Lietka. Tas pats sprendimas, nesportinė pražanga buvo užfiksuota, tad 2 baudų metimai iš Šiaulių krepšį ir, na žinai, Žydrūnas Urbonas turbūt, na čia žinoma ironizuoju, bet galės best pirštų į statistikos protokolą ir sakyti, 100 mes nepraleidom, žaisdami Kaune.
būtent kartais vėlgi kažkokius kriterijus turi savo nusistatyti ir manau, kad vykdami į Kauną pabandyti tikrai norėjo kažkaip nustebinti, bet kai tas nepavyksta, tai reikia išsikelti kažkokius kitus tikslus rungtynių metu. Metas Mitčelas prameta abudu baudų metimus. Na ir vėl tokios dviprasmės jų rungtynės. 3 pataikyti tritaškai iš 4, bet na, kaip ir taip, kaip ir ne. Kaip ir geras susitikimas, bet vis tiek. Na, buvo ir tų ir dvitaškų, kai kamuolys net nelietė lanko ir šiaip tokio neužtikrintumo. Dvikovojo čia Čižauskas nuskina Lauryną Birutį, kuris lieka gulėti ant parketo. Ir čia matome Andrėją Trinkieri yra pasiutęs. Taip kyštelėjo koją, atrodo, na tiesiog kaip išspyrė koją Laurynui Biručiui ir išspyrė pusiausvyrą. O čia techninė pražanga skiriama Andrėją Trinkieri. Žinom, kaip Andrėja Trinkieri taip pat saugo savo žaidėjus. Pamename rungtynę su Jonava, kai Matas Mačijauskas čia prakirto kaktą Alenui Smailagičiui. Na, tiesiog įtūžęs buvo Andrėja Trinkieri tiek rungtynių metu, tiek po rungtynių, tiek kalbėdamas, duodamas tą interviu dar tiesioginiai transliacijoje, tiek spaudos konferencijoje. Taip, nieko nesportiško, atsitiktinis kontaktas. Andrėja Trinkieri prieš kelias dienas Stambule buvo išvarytas iš aikštės likus sekundį iki rungtynių pabaigos. Ir toliau dar padiskutuoja su arbitrais, tai nepanašu į tokią situaciją, kur yra antrą techninę. Jie būtų pasiruošę skirti Žalgirio vyriausiajam treneriui. Stankevičius dar pasiima dar vieną baudos metimą nuo Laurynui Biručiui. Ačiū Dievui, viskas gerai, jokių ilgalaikių padarinių. Stoja prie baudų metimo linijos Laurynas. Aistros kažkiek nurimo, smagu matyti ir Lauryną negausi traumos. Ir tai dar yra tik tai 4. šiauliečių pražanga, tai kamuolys bus grąžinamas iš šoninės. Dar Lauryną Birutį ir keičia Andrėją Trinkieri. Brazdeikis lieka prieš Dovydą Romančenką. 3 taškais pasižymėjo Brazdeikis, bet surinko 6 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus. Čia dar lieka ir per plauką nuo 5-ojo. Lekavičiui nepavyksta pasižymėti taiklių tolimų metimų. Ir smagus dalykas, kad tikrai šiauliečiai davė vaizdelio gražaus, nebuvo kažkoks sutriušinimas. Matome 7 taškai Žalgirio arenoje. Galimybė dar sumažinti skirtumą. Labai aukštą trajektoriją paleidžia paskutinį šių rungtynių ir tuo pačiu šios ketvirtfinalio serijos metimą. 92-85 Kauno Žalgiris įveikė Šiaulių Kazino Admiral ekipą ir tuo pačiu laimi seriją bendru 26 taškų skirtumu. Kauno Žalgiris ir Panevėžio 7bet Lietkabelis susitiks Karaliaus Mindaugo taurės